verdiktinis, turbūt kol kas paskutinis video apie ekonominės klasės Termtec IBEX 335L termovizorinę optikėlę. Paturėjau aš ją porą gerų mėnesių, pavyko pamedžioti, išbandyti įvairesnėm oro sąlygom ir esant šalčiui, ir prie rūko, ir prie drėgmės, lietaus. Šiemet ruduo buvo sudėtingas oro sąlygomis, pavyko sumedžioti keletą šerniukų, video irgi pavyko kelis padaryti. Tai apibendrinant norėčiau pasakyti, kad šiai dienai turbūt ekonomiškiausia optikėlė 1600 eurukų su integruotu tolimačiu, balistika, 35 mm lęšis, 384 matrica, geros charakteristikos, keičiami akumuliatoriai, patogus valdymas, įjungimas, tiesiog paspaudėt mygtuką, termovizorius įsijungia, kompaktiška. Vienintelis dalykas, ką turite atkreipti dėmesį, tai yra termovizorinio taikiklio laikikliai ant jūsų ginklo. Kadangi optikėlė yra labai kompaktiška, trumpa, standartiniai laikikliai, kurie, pavyzdžiui, viverinė eina 13 cm ilgio, jie jums netiks ir jūs optikos neužsidėsit. Turite ieškoti trumpesnių, kur yra 10 cm 11, arba atskirus žiedus dėtis, kad galėtumėt prisitraukti prie savęs ir susimontuoti. Toliau optikėlė tikrai iš bokštelio, ant pasėlių iki kelių šimtų metrų, 300 metrų šūvį padaryti tikrai sėkmingai galima, balistika veikia gerai, sudėtingumo nei prišaudant, nei nustatant nieko nėra. Tad šiai dienai, sakyčiau, optikėlė numeris 1 medžiotojui sėslesniam ir nešaudant labai dideliais atstumais.